Apie rūkymo žalą. Ukrainos generalinis štabas praneša, rūkyti labai blogas, labai žalingas įprotis. Ypač Kryme, baigiantis 2022 metų vasarai, netoli amunicijos sandėlių, oro uostų, kitų strateginės paskirties objektų. Rūkyti tikrai labai blogas įprotis. Žemė gali prasiverti, pradėti kvėpuoti ugnimi, praryti patį rūkantįjį ir visą per daugelį mylių aplinkui. Iš dangaus aukštybių, tarytų mitologinės harpijos, gali pradėti kristi sparnuotos raketos ir geležiniais snapais pramušti kareivių šalmus, o juos pačius pradanginti nežinoma kryptimi. Čia jums ne baronas Miunhausenas ant patrankos sviedinio jojantis į turkų stovyklą. Rūkyti labai blogas įprotis. Gali atsitikti pačių keisčiausių dalykų. Ukrainiečių bobutės agurkų stiklainiais imti numušinėti bepilotės skraidykles, o romai traktoriumi nutempti tanką ir už nedidelį mokestį atiduoti Ukrainos kariuomenėje. Generalinis štabas nejuokauja. Karo meto folkloras yra karo dalis, o rūkyti labai blogas įprotis. Ypač svetimoje žemėje, dėvint svetimą uniformą, cigarečių dūmai, susimaišę su nuodingos Kremliaus ideologijos garais, gali turėti blogiausių pasekmių.